Sveiki draugai ir nedraugai, kolegos. Šiandieną esame nuostabiojoj Barselonoj ir atvykau iš tikrųjų čia prieš valandikę tiktais. Iščekinau hostelį, nusimečiau kuprinę ir atlėkiau čia. Plano per didelio, kaip veiksiu, neturiu. Vienintelė misija šitos kelionės yra, šiandien yra trečiadienis, sekmadienį turiu skrydį iš Madrido. Tai turiu iš Barselonos atsirasti Madride, išleidus kuo mažiau pinigų ir pamačius kuo daugiau. Tai kaip visada turiu savo draugą hamaką. Planas yra rytoj šoku autostopinti. Autostopu važiuoju į kitą miestą, mėgus hamake ir iš esmės toks ir planas. Autostopinti, mėgot hamake, pamatyti kuo daugiau, už kuo mažiau ir mėgauti kiekvieną akimirką. O dabar esu prie vieno iš pagrindinių Barselonos lankomų objektų. Tik atvykęs biškį nusivyliau, remonto darbus vykdo. What the fuck? Kaip taip užtaikėt, ką? Bet šiaip atrodo tai ganėtinai įspūdingai pastatas. Dėdulė su šuniu irgi ganėtinai įspūdingai. Tai šitas pastatas dabar yra aukščiausias religinis pastatas visame pasaulyje. Ir šiaip yra galima užeiti jo vidų, bet tiketas kainuoja apie 30 eurų. Tai aš pagalvojau biškai gal, kad ne mano biudžetui vis dėlto. Nors iš esmės visą pastatą statybas ir rekonstrukcijas, kaip kad dabar vyksta, išlaiko realiai vien tik turistai, nes per 2025 metus užėjimų ir parduotų bilietų į šitą, nežinau, bažnyčią čia skaitos, turbūt kad bažnyčia, buvo 5 milijonų tiketų parduota per metus. Su AI bandžiau paskaičiuoti, kiek vidutiniškai žmogus išleistų tokiam tripė, kaip dabar aš planuoju daryti. Tai gauti apie 400 eurų. Su biudžetu jie jūs paskaičiavo, kad turėčiau tilpti į apie 250. Tai mano tikslas yra visą šitą, ką aš noriu padaryti, sutilpti į kokį 100 PM būtų idealiai. Kol kas sumokėjau už hostelį tram 5 eurai nakčiai ir daugiau labai norėčiau hostelį nebemiegoti, nes labai jau kerta per piniginę. Antras Barselonos lankomas objektas - šitas pastatas. Kodėl vien tik pastatai čia yra, ką? Nu jo, nes miestas logiška. Užėjimas į vidų 30 eurų, naujas objektas, dar vienas namas su užėjimu už 30 eurų. Jis yra sakoma, kad yra labiausiai crazy Barselonos pastatas. Tai visas pastatas beveik neturi ir tiesių linijų, balkonai atrodo kaip kaukolės. Bet kodėl čia viskas vien tik apie pastatus Barselonoj? Ir čia tokia eilė žmonių stovi, kad užeiti į vidų. Nu aš 3 eurų užėjimą į vidų tikrai nemokėsiu, bet pridedu jums fotkės, kaip atrodo iš vidaus. Nežinau, šiaip tai man Barsa tas miestas pats kaip miestas nelabai patinka. Labai daug žmonių, labai daug va tokių bičių. Pizda, kaip reikia bičias. Kažką, nežinau, gal prie bičio kokį išsimaudyti, gal dar kažką, iš vis neįsivaizduoju. Ir tokių keistų bičių. Čia jis taip kartoną nužiūrėjo. Ai, ne. Eik, tu bičias, tu durnas. Žiūrėt, tapkėnus susirado ant vietos. Nu gerai, kažkam sekas šiandieną. Kumpiai po 100 eurų, čia normalios kainos tipo. 100 PM eurų kilogramas, 100 eurų kilogramas. Ne, nu žinokit, chebra, pigiausia, ką mačiau per visą turgų praėjęs, tai čia burėkas už 5 eurus. Ne mano biudžetui, varau į Lidlą. Teleportacija. Varam vakarienę rinktis. Cezario salotos. Nu ką, žinau, 6 eurus, čia tiek prisėmiau, manau visai dylas. Tai sukapoju ir lekim vieną side questą, netyčia taip išlindo. Bet pirmą per šitą veiklą reikia užeiti pasipuošti. I don't know, I just want to test a few, yeah, I don't know which one yet. A little bit more aromatic. Ką daryti, aš tik pasikvepinti noriu, alio. Prikybų iš čia prie manęs. Yeah, I think this one was my favorite so far, yeah. Can I just apply it now and then come back later for it? Yeah. Of course, we close at 8:30. At 8:30? Here? Yeah. And can I apply it here? Okay, thank you so much. Okay, hasta pronto. Let's go, misija įvykdyta. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo filmarte o tienes miedo de cámara? Un poco de mierda. ¿Sí? Vale. ¿Y podemos hablar en inglés o en español? ¿Qué te prefieres? Gerai, mergina sakė, labai bijo kameros. Nu tai ką, tai aš nesugu, aš aukštai žulikas, ne? Einu tada, aš jos nebefilmuoju, einam mes tada, kad nesprastų pasakysiu. Ere, ore, eme, one, ane, tiške, ai. Pasivaikščioti. Nepykit, chebra, kad nefilmuoju. Nu, bet aš gerbiu privatumą, žinai. Hi. This is so awkward, you know?
He just gave me his microphone and then what should I do? I'm going to talk in Korean, you know? Okay, yeah, just say in the Korean. Really? What What the fuck? Does Korean really sound like that? Korean and Chinese and Japanese, for me it sounds the same. 60% žiūrovų nesubscribina mano kanalą. Tai prašau, būk geras, pažiūrėk visus video ir paspausk subscribe. Ir tiems, kurie nespranta lietuviškai, 구독, 좋아요 해주세요. 일단 조금 이상하니까 이 사람 비디오 더 보고 싶으면 구독하고 좋아요 눌러달라고 말하라고 했어요. išėjo mano mergina. Nu ką, kad mergina ir išėjo, bet planai tai rytojaus nesikeičia. Reikia man to kartono vis tiek. Galimai įsimylėjau korėjietišką bedį. Ir kaip skaudu yra paleisti. Pirmą kartą matai ir daugiau turbūt nebematysi. Va čia tai gyvenimas baudžia. Geriau yra neatrasti iš vis, negu atrasti ir prarasti. Moralas toks. Labanakt, matom ryte. Fucking labas rytas, varom valgyt pusryčių. Maybe you have a thick black marker? Okay, I'll bring it back in a few minutes. Thank you. Pasakysiu apie savo šansą, man atrodo, nesuprantu, aš kas čia vyksta, kur man eiti reikia. Tuneliai čia visur. Man ras, kad šiandien nepautostopinsiu niekur. Jau nuotaika sugadinta. O dar tik 11 ryto. Aš tiesiog vargu, visas kaip karšta yra. Nekenčiu Barsas metro. Tikiuosi čia įsėdau, kur man reikia. Visas vargu tiesiog. Nu ką aš galiu pasakyti, pagal Google Mapsus dar turėtų mano kelionė trukti pusę valandos maždaug su šito metro, kad išvažiuočiau iš miesto. Bet atvažiavau ir pasirodo, čia yra paskutinė stotelė jau. Ir aš dar esu labai toli nuo ten, kur turiu būti. What the fuck, kas per šūdas ten metro yra? Prašau, paimkit mane kažkas. Na va, aš esu čia, pagal Google Mapsus turėjau važiuoti iki čia. Bet čia yra paskutinė stotelė ir čia jau visi šitie šūdai stoja. Tai kaip man atsirasti ten, kur man reikia? Kas čia per šūdas yra? Nežinau, einu ieškoti. Duosiu gal update, kai žinosiu kažką. Arba niekaip neišvesiu šitas Barsas ir liksiu čia, karočią gyventi. Hola, buenos días. Necesito ir ahí, Castel Bisbal. Vale, ¿Tú vas en la sabes? escalera Ahí? al otro lado, la vía 4. Sí, vale, gracias. Nu gerai, gal progresas yra kažkoks. Nesu tikras, ar čia yra tai, ko man reikia. Bet bandau, nes neturiu kitų variantų. Gerai, karočią, dabar liko tik 20 minučių paeiti ir būsiu vietoj. Nėra, kad man čia labai patiktų, kur dabar esu atsiradęs, bet ką padarysi, nuotaiką kažkaip reikia palaikyti savo. Iš hostelį išėjau po 11:05, dabar turim pirmą. Tai realiai valandą pem maždaug ir galim pradėti savo darbą. Šiandien iki mano tikslo yra 207 km, 3 valandos kelio. Svarbu pasiekti iki 7, nes 7 valandą pradeda dalyti. Mašinų šiaip nėra, kad per daugiausiai čia šitoj kolonkai stovi. Nu, bet tikiuosi, kažkas pačiups greit, nereikės 3 valandas stovėti. Hebra, galimai yra progresas. Buenos días, pero tengo dos mochillas, ¿es bien? Tranquilo, Vale. ¿Y dónde vas? voy hasta Tarragona más o menos. Tarragona, perfecto. Ah, muchas gracias. ¿Alemán? ¿Francés? Lituania. 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 Sí, sí. Y ese, ¿qué más? Ah, sí, sí, claro, sí. Ahí está bien. ¿Está Sí, bien? sí, perfecto. Nosotros venimos de Suiza, ¿Suiza? Ah, vale. ¿Y por qué hablas en español? porque vivimos 17 años aquí, somos latinos Ah, sí. de Latinoamérica, ¿De Colombia? Ecuador y España. Ah, vale. Ahora yo aprendo español para 5 meses. ¿Puedes evaluación mi español? 1 a 10. 7. A 5 meses yo le pongo un 8. 7. Es demasiado, no. Labai čia puikiai mane pames,
bendrai 105 kg pames. Važiuojam, kiek mes čia 8 gal mašinui 2 bagažę važiuoja. Susispaudėm, mes čia visi kupakas ant kelių. Prikolas. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Buen día. Adiós. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buen día. Es bien, ¿no? Vale, muchas gracias. Después te vamos a escribir Sí, a la página sí, vale. y cuelgas eso. No, y buen apetito. Vale, muchas gracias. Chao. Adiós, buen día. Dar ir pamaitino. Nu, kaip čia super išėjo, wow. Pirmam stopė laukiu, kad 2 minučių kol paims. Jeigu ir nebepaims manęs niekas ir striksiu šitam mieste, tai jau progresas yra ir jau nesiskundžiu. Jie čia dar mane tokio liktai visai neblogoj vietoj paleido. Tai čia yra mano šiandienos galutinis tikslas. 1-3 km liko. Biškį tešla pamaitino. Gera tešla. Ar gera kūnui? Ne. Ar gera sielai? Labai. ¿Dónde vas? ¿Hablas español? Un poco, sí. ¿Inglés? Quiero ir a Castello. Castello. Nosotros vamos a Tortosa. ¿Es en la misma carretera o no? Creo que, muchas gracias, pero creo que voy a probar aquí, sí, Vale, sí. muy bien. Sí, muchas gracias, buen día. Adiós. Buenos días, ¿dónde vas? ¿A Valencia, Castellón? No, yo voy dirección Barcelona. Ah, vale. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Kažkaip nebaisiai čia chebra nori stoti, jau 20 minučių stoviu. Nors tipo, dar šiaip nieko nėra čia daug. Tik kad karšta čia baisiai stovėti. Nejauti tu ritmo. Kartais būna nėra įkvėpimo, nenešiojo šūdimo, jį gražiai pasidabino. Mane pabučiavo, apkabino. Buenos días, ¿dónde vas? ¿A Valencia, Castellón? Ah, no, voy al revés. Ah, vale, muchas gracias, buen día, adiós. Plegos prikolas būtų su ledų furgonu prasilėkti. Peekaboo! Peekaboo! What the fuck, aš jau dedasi. Koncertą savo solinį atidaręs. Žinau tos bičius, kur taip dirba? Aš vienas čia. Tik su savim ir savo mintimis ir man to užtenka. Aš stoviu ant kelio, aš stoviu ant kelkraščio ir nieks man nieko nepasakys, nes aš laisvas žmogus. Šitą vietą reikia man greičiau čia bėgti, aš degraduoju šitą vietą stovėdamas. Hola, ¿dónde vas? Yo ir a Valencia o Castello. ¿Es en la misma dirección? Sí. ¿Puedo ir contigo? Sí. Vale, muchas gracias. Un segundo. Hebra, turim progresą. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Gerai, pametė šiaip nedaug čia visai, kokį 2 kg gal. Varau ieškoti, kur čia gali dabar stoti. Šitoj visoje Ispanijos erijoje, kur aš dabar esu, pranašauja lietų 6 valandą. Tai dabar yra 4, aš turiu 2 valandas pabėgti šitos teritorijos, nes maždaug 5 kg į apačią, labiau šiaurė, jau nelyja. Bet kaip dabar tą 5 kg atsirasti tenais tą šiaurę, žinot? Lengva čia pasakyti. Blemba, žinokit, čia mane paleido. Galimai ta vieta, kur buvau prieš tai, buvo geresnė. Nes čia niekur nėra kur autostopint. Nu, šūdas, ką aš galiu pasakyti. Kol kas viena blogiausių lokacijų, kuriuose buvau. Tikėtina net ne viena blogiausių, o 100% blogiausia. Ojojoj, prisidirbau. Žodžiu, prie ženklo, atsargiai, kad iššoks gyvūnai. Atsargiai, nes stovi domas su ženklu. Gerai, iš esmės tai ši vieta labai šūdina. Čia beveik nėra vietos, kur mašina sustoti, aš neįsivaizduoju, kaip jinai čia sustos. Ir labai mažai mašina važiuoja. Eidamas pro tos krūmus, kur rodžiu, susipjauščiau kojas, kraujai bėga. Kaip mano keliavimo batai? Kaip man tinka?
Chebra, jau pavargau, žinokit, valandą stovi, nieks nestoja, mašinų labai mažai čia važiuoja, bet aplinkui nėra geresnio locationo. Ir esu 100 kilų nuo savo šiandienos tikslo. Taip arti, bet tuo pačiu taip toli. Einu ieškoti naujo spoto ir pagalvojau, galbūt būtų visai faina naujas projektas. Ieškom geriausios šalies Europoje keliavimui autostopu. Ir varau per visas Europos šalis, nuo vieno krašto iki kito per visą šalį. Ir skaičiuoju vidurkius, nes nežinau, kiek mašinų užtruko pervažiuoti, kiek vidurkis kol sustoja, tokius šūdus. Bet parašykit komentaruose, ką manot. Aš jau noriu verkti. Nebenoriu autostopinti daugiau. Aš esu pasiklydęs. Puta madre. Galimai miegosiu čia šiąnakt ir nieko nepasieksiu, ko noriu. Žodžiu, dabar esu liūdnas, piktas. Vieną raidą mane paima, būnu linksmas ir laimingas. Gerai, dabar stovėdamas šitoj vietoj ir autostopindamas, keliu į YouTube šitą videką Albanijos paskutinį 3 dalį. Ir šiuo metu turiu 2228 subus. Norėčiau, kai kelsiu šitą autostopo videką, kad bent jau 2500 būtų. Prašau, Hebra, būkit geri. Muchas gracias, bandijo, adios. Pametė gal tranquilo. Pagaliau kažkoks progresas, nes aš jau pavargau ten tam location'e kokį 1,5 valandos, gal 2 praleidau. Aišku, dabar location'ą vėl čia pametė tokį, kad tipo prie Degano, sakė, pamest Deganas, neveikia uždarytas ne vienos mašinos. Pažiūrėk, kokie kalniukai. Mamma mia. Madre mia. Madre mia. Wow. Karočią einu iš to Degano, kur mane paleido. Iki mano location'o galutinio šiandienos liko 8-9 kilai. Čia, kur esu, vis dar rašo, kur lietus. Tai vis dar nepabėgu iš to regiono, kur lietus lyja. Bet tas 8-9 kilų jau nebelyja. ¿Qué? Ah, no necesito, es bien. No necesito, es bien. Todo bien, muchas gracias. Es bien. Yo ir de Barcelona esta mañana. Sí, buen día, adiós. Centas jinai krapšto. Sako, gal reikia tau. Ne, čia nereikia man 2 eurų, išgyvensiu gal kaip nors. Stoviu šitam žiedė jau valandą laiko. Už 10 minučių pranašauja lietų. Man jau nuo tos fake šypsenos jau žandai skauda. Maldauju, paimkit mane kažkas. Prašau. Tipo, aš sakyčiau, nieko baisaus man čia būtų ir čia strikt dabar, tarkim, kur esu, pavyzdžiui, visai graži vieta čia. Bet problema, aš vandens turiu gal 0,5 litro. Tai man tikėtina, kad neužteks iki nakties, iki rytojaus. Ir valgyti turi tik riešutų. 2 mašinos stoja pirmą kartą. Olia, ¿dónde vas? Vapšė neįsivaizduoju, kur tas bičas važiuoja. Pirmą sustojo mašiną ir tada iš karto antrą. Ir pasiėmiau antrą ir galimai klaidą padariau. Ale, muchas gracias, buen día, mucho gusto. Ką žinau, čia mane pametė į identišką lokaciją kaip praeitą. Kiek čia mane pametė, kokį 15 kilų. Tai tipo nėra daug, nu bet geriau nei nieko, gerai. Bet tai gera, šiaip aš jau su kiek žmonių šiandien važiavau, su visais sak full palaikau pokalbį, visą kelią, kol važiuojam, palaikau ispaniškai pokalbį. Didžiuoju savim, maladėt, domai šaunuolis. Iki mano tikslo liko 8 kilai. Jau iš tikrųjų tikėtina, kad šiandieną nebespėsiu niekaip. Bet pasiduodu tik viskas. Žydai ir šlepos. Mano tokis moto gyvenimo. Nu gerai, šitam location'e pastovėjau 5 minutės maksimum. Jeigu tokiais tempais, tai gal ir pasieksim. Pames bičas 20 kilų. Nice to meet you. Thank you. Okay, have a nice day, bye. You too. Bye. Hebra, aš besu tik 7 kilų nuo savo tikslo. Aš turiu pasiekti šiandieną kažkaip. Gerai, biškį nuo lietaus pabėgau, bet rašo dabar šitoj vietoj, kad už 0,5 valandos lyja. Tai aš tiesiog bėgu nuo lietaus. Žodžiu, vieta čia ganėtinai lieva, kur atsiradau. Nu, bet bandau, nežinau, nėra turėčiau ką daryti daugiau. Net neklausia, kur varai, tiesiog šoka. ¿Dónde vas? Peñíscola. ¿Es en la misma dirección que Castillo? Sí. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Vivimos aquí.
Ah, vale. Esa es mi casa. Allí Ajá. mi casa aquí. Vale. Pero te voy a ¿Eso llevar es solo para mí? Sí. Sí. Ah, vale, muchas gracias. Nada, tranquilo. ¿Tú fumas? Haremos. No. ¿Marihuana? ¿No? ¿Marihuana? Sí, yo porro a ti. No, tú no fumas, ¿no? No, es bien, gracias, Bien. muchas gracias. Uno relax, a dormir. Sí, lo sé, sí. Sí, muchísimas Ok. gracias. Te vaya todo bien. Buen Sí, viaje. gracias. Sí, un segundo. Vale, buen día. Adios. Adios. Aš tik įlipau iš karto, dūmelį užuodžiau per visą mašiną. 3 minutės važiuojam. Tu fumas? No, gracias, todo bien. Pažiūrėk, kokie mane vieteliai čia paleido. Ten miestelis toks tai gražus. Čia kalnas koks gražus. Pažiūrėkit, kokia ten pilis ant kalno. Wow. Wow. Ką? Ir mane čia visai šiaip jie nemažai pametė. Ir, ponai ir ponios, iki mano šiandienos galutinio tikslo liko 44 km. Tai manau, kad visai legit jau darosi, ne? Palaik, bišėt orus. Pabėgau šiaip nuo lietaus, jau galėčiau, jeigu ką čia mėgot. Fuck, vis tiek rodo, kad lyja. Už 6 minučių rodo, kad lyja. Aš turiu bėgti čia greičiau. Nežinau, atrodo ten kaip lietaus debesis, ar ne? Šiaip visai gerai, man kas sekas bėgti nuo lietaus. Ir ponai ir ponios, ką tik supratau, kad prajibalinau. What the fuck. Pas tų dumčikų mašinoj palikau savo stiką. Eik tu, kameros stiką palikau. Fucking hell. What the fuck? Kaip taip? Naujas stikas. Ne, jie dabar turės ką daryti su stiku, ne, aš dabar turėsiu ką daryti be stiko. Jau karočią videkas į minusą. Vo. Jo, pačekinau footage'ą. Labai gražiai pašiandien sėdynės taip paguldytas, visas gulis ten patogiai tas stikas. Prašau, sugrįžkit žmonės, maldauju, sugrįžkit, tai duokit man stiką. Va. Kiek čia minusas? Koks 100 eurų. Taip, gerai viskas sekės ir viską atėmė visą matematiją daugiau tęsti. Įdomukai, kodėl tu toks esi atliaupucha? Gerai, pamoka išmokta. Visada pasitikrink, ar turi visus daiktus. Pat geriausias tikas, kokias turėjęs. Reikėjo bent jau dumtą tada paimti iš jo. Būčiau dabar nuotaika bent jau pasikėlęs. Miau. Karočią temsta už lygiai valandas ir pardė užsidaro už lygiai valandos, kuri yra čia už pusės kilo nuo čia. Tai pravažiuoju šitos mašinos, jeigu jos nepaima, palieku čia šmutkės, varau į pardę apsišopinti maisto, kad galėčiau čia kažkur kristi miegoti. Gerai, karočią, varau slėpti daiktus ir varau į pardę. Bet šiaip slėptuvė tokia neslapta. 15 minučių. Neturėtų gal niekas panupizdinti. Normaliai, ganėtinai slaptai čia yra. Jeigu nepagausiu transporto, mėgysiu čia lysti ir galbūt čia mėgot kažkur antram aukšte. Visai prikolas atrodo, ne vieta. Antarcheta. Gracias, adios, buena noche. Nu ir gerai, aišku, dabar būtų geriau, kad paimtų dar šiandieną, bet jeigu nepaims, esu apšopinęs rytoj vakarienį ir pusryčiams rytojaus. Ką žinau, tipo kaip ir pasiruošęs esu išgyventi šią naktį. Man kaip gaila, yra mano stiko neprimetat. Pažiūrėkit, koks čia grožis. Eik tu, savo nenorėčiau aš su tokio būt. Eik tu. Kokio metro ilgio ir jinai šiaip ganėtinai stora tokia. Dabar tiesiog akimirka ar dar šmutkės yra. Bet manau, kad bus, kur jos bus dingusios. Va, gražiausiai kuprinė sėdi. Laukia savo šeimininko. Šaunuolė kuprinytė. Ateik pas tėtuką. Gerai, dabar dar kadangi yra apie 30 minučių dienos šviesos, einu dar pamėginsiu pastatyti, gal kažkas dar pastos. Tikėtina, kad jau nebe ir lėksim į savo bunkerį miegot. Šiaip kaip pagalvoju, tai ganėtinai juokinga situacija. Esu kažkam apšė Ispanijos kaime, kur turbūt 9 procentų. Eik tu, kaip skaudžiai nukrito. Tai va, ką norėjau pasakyti. Esu kažkam apšė kaime, kur 9 procentų turistų turbūt net nėra buvę. Kaimas vadinasi Alcalá de Xivert. Populiacija yra 7000 gyventojų šitam kaime. Pažiūrim, koks Lietuvos miestas turi 7000 populiaciją. Varėna arba Kelmė. Tai va, esu Ispanijos Varėnoje arba Kelmėje maždaug. Neturiu kur miegoti, naktį lyja, tai turiu kažkur miegoti viduj. Prašau, kažkas paimkit mane, išvežkite iš Varėnos arba Kelmės Ispanijos. Nu va, kaip matot, situacija tokia. Nu nieko, to iš 15 minučių temsta ir varam į savo bunkerį bandyti lysti. Net nežinau, ar jis atrakintas, nežinau, pavyks įlysti.
Karočią, hebra, man rodos laikas jau šitą dalyką. Uždaryti šiandieną, pasiduoti, susitaikyti su tom, kad nepasieksiu šiandieną savo norimo miesto. Viskas, varau pekintis ir ieškoti, kaip užeiti tą namą. Nu ką, tas akimirka. Ir dabar jau matau, kad nebus taip lengva, kaip aš galvojau. Eiktų, bet tai čia šmutkių viduje yra visokių. O pamėginti apėti ir aplink, gal rasiu kažkur užėjimą. Fuck, jeigu man dar čia nepavyksta įeiti, tai tada aš vis neįsivaizduoju, ką daryti man reikia šiandien. Opa. Shit. Seguridad y alarmas. Nu, bet aš nieko nelaušiu. Čia tiesiog toks yra jau padarytas. Aš neturiu kito pasirinkimo. Fucking hell, jeigu mane išvežtų policija, labiausiai, ko nenorėčiau šiandieną, tai užsidaryti policijos komisariatą. Kelmiai. Žodžiu, aš iš tikrųjų maks nenoriu miegoti, bet aš neturiu kito pasirinkimo. Tai varau tyliai, įlendu, išmiegu ir rytoj iš pačio ryto durų laukan iš čia. Pradinis planas buvo, kad mano visa šita kelionė būtų kaip vienas ilgas video, bet pradėjęs editinti pamačiau, kad tiesiog turiu per daug footage'o, nu ir tiesiog netelpa viskas į vieną video. Tai kaip man sekėsi gyventi tame plėstam pastate, pamatysite kitame video, o praeitam video buvau prisižadėjęs, kad vienam iš jūsų padovanosiu šį natūralų dantų švetuką iš Maroko. Ir labiausiai man patiko komentaras, kurį parašė Driveris 2178. Tai parašyk man driverį į Instagramą dėl savo prizo. O jums visiems sakau, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatom visada kitą ketvirtadienį. Iki!